Ar ką nors gulėjai ligoninėje? Jeigu taip, tikrai žinai, koks ten yra maistas. Jeigu ne, aš tau to jūs papasakosiu. Šiuo metu esu Abromiškių sanatorinėje ligoninėje ir pasidalinsiu apie patirtį čia. Labas rytas, kaip visi miegojot, bus baseinas ir tada mes eisim sportuoti salę. Pasidarau pusryčius. Nes šiandieną pusryčių aš valgyti į valgyklą neįsiu. Šiandien iš tikrųjų noriu pašnekėti apie maistą. Aš labai norėčiau sakyti, kad man čia viskas patinka ir viskas skanu. Gerai, praėjo savaitę ir 2 dienas, tai tikrai galiu vertinti maistą, nežinau, ten pirmą, antrą dieną negali nieko pasakyti. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad aš nesu pats išrankiausias žmogus pasaulyje, aš valgau viską. Nepatinka man kiauliena, man jie tokį specifinį kvapą turi, aš negaliu tiesiog jos valgyti. Ir čia tas man jau labai seniai, bet šiaip daugiau aš viską galiu valgyti. Aišku, yra dalykai, kurie man nepatinka, bet vis tiek aš galiu prisiversti ir jos valgyti, jeigu reikia. Duodamas maistas yra subalansuotas, yra dietiškas, yra toks, koks labai reikalingas tavo organizmui, bet tiesiog, žinot, kai tu esi pripratus valgyti kažkokius tai produktus ir po to tu jų negauni ilgą laiką ir gauni kažkokius tai, kurių tu nemėgsti, tai kiek tu ilgai gali valgyti tos, kurių tu nemėgsti. Nu taip, kiti ten, tarkim, duodami patiekalai tikrai tokie šiek tiek be skonio, tarkim, aš niekada namie nevalgau tik iš virtos pastos, visada tu įsidėti kažko prieskonio, ar tai sūrio, ar tai dar kažko. O čia būna garnyrui, tarkim, tiesiog išvirti pilnagrūdžiai spagečiai. Gali valgyti, bet kai tu valgai tą ilgesnį laiką, tai tau tiesiog nusibosta. Pasakysiu taip, maistas, kurį čia duoda yra gerai organizmui. Atvažiuosiu Lukas savaitgalį ir paprašysiu, kad tikrai man atvežtų daugiau maisto, nes jeigu pamatysiu, kad man nepatinka, tarkim kažkas, tai aš nesilaužysiu ir ten nevalgysiu prie prievarto, tiesiog pasidarysiu kažką namuose. Aš esu pasakiusi, kad man nepatinka kiauliena, aš jos nevalgau. Ir man pakeitė, tarkim, jeigu kam nors duoda kiaulieną, tai man duoda vištieną. Bet aš jau nebenoriu jiems sakyti maždaug, aš ir nevalgau pieno produktų ir nevalgau to, tarkim, jeigu košė rytais duoda, tai čia būna virta pienė. Ir man skanu, ta prasme, ir varškės apkepai man skanu, ir pienas man skanu. Tos košės visos, kurias jie duoda, aš nesu išranki tokiam dalykam, bet kas atsitinka man, dabar savaitę pavalgau aš tų košių, varškės apkepų, blynų su pienu ir šiaip pieno daugiau produktų, baltymų daugiau. Ir man jau išmetė aknę, dabar jos nesimato, nes aš šiek tiek užsidėjau tokį silpną veido pagrindą, bet man išmetė raudonais spuogais ir aš tiesiog dabar nenoriu, aš nebegaliu valgyti, nes aš žinau, kokios bus to pasekmės. Geriau aš tada renkuosi pavalgyti košę va šitokią, kurią nusipirkau be pieno ir va su bananu ir labai viskas faina. Blynus yra davę labai skanius, sriubos visai skanius, buvo davę vištieną labai skanę. Viskas aplamai yra gerai, tik tiek, kad pavalgius ilgiau, po savaitės jau tikrai norisi to tokio maisto, prie kurio tu esi pripratęs. Žinot, ką pasakysiu, vis tiek biudžetas tavo tikriausiai nėra labai didelis ten per dieną, už kiek pinigų tau turi pagaminti ir visiems neįtiksi. Vienam galbūt bus per sūru, kitas to nevalgo, tai aš puikiai viską suprantu. Šiaip duoda čia ir visokių vaisių, ir sumuštinių ir taip toliau ir panašiai. Ir šiaip labai maistas įvairus. Ta prasme, aš valgau su tokia moterim ir mes šnekėjom, kad praktiškai niekada negaunam to paties, net ir blynų receptai skiriasi, tai ten vieną kartą su mielėm, kitą kartą be. Šiaip maisto įvairovė tai tikrai
tikrai didelė. Kartais labai skaniai duoda morkų salotus, ten vištieną, nu kas patinka. Visada per pietus duoda kompoto ir aš prie kompotų labai nepripratus. Aš su kaimynė juokauju, kad čia toks labai rusiška, žinot, kaip iš rusų laikų, kaip pasakytų močiutės. Šiaip aš nenoriu skųstis ir tikrai esu dėkinga už kiekvieną patiekalą ir kad aš nelieku alkana, tik norėjau tiesiog jumis updeitinti, todėl kad visada pirmas klausimas, kai man kas nors paskambina, arba jūs rašot, kad koks yra maistas, kaip tau sekasi, koks yra maistas. Visada ta tema kažkaip maisto yra labai aktuali pas mus, tai aš tiesiog norėjau padaryti šį video, kad jūs pamatytumėt ir kažkiek tai suprastumėt ir suvoktumėt, galbūt netgi būtumėt dėkingesni už patiekalus, kuriuos turite namuose, nes kiti tokios galimybės šiuo metu neturi, tai tiesiog vertinkit tai, ką turi dabar ir vertinkit maistą, kuris yra prieš jūsų nosį, vertinkit tą įvairovę ir tikrai nesiskųskit, aš irgi. Ir nenoriu, kad šis video nuskambėtų toksai, kad man nepatinka, aš nevalgau, kaip čia bus ir panašiai, čia tikrai taip nėra ir jeigu aš neturėčiau netgi galimybės, ta prasme, gauti kažkokio tai maisto, kad čia turėčiau kambarį, tai aš viską valgyčiau ir man tikrai būtų gerai. Tik sakau, kažką mes mėgstam, kažko mes nemėgstam ir tai yra visiškai normalu, bet kaip ir sakiau, aš dėkoju už kiekvieną patiekalą, nes jis užpildo mano skrandį ir aš nelieku alkana. Šiek tiek noriu sustabdyti šį video ir paprašyti jūsų, kad paspaustumėte tą subscribe mygtuką apačioje. Jeigu jums patinka mano kuriamas turinys, tikrai bus labai daug įdomių video, susigalvojusi video tokius kaip naujųjų metų tikslai ir kaip juos įgyvendinti, kaip išlikti motyvuoti kiekvieną dieną, kaip susikurti savo naujus įpročius ir tikrai juos išpildyti, kaip daryti tai, ką nori, tai šiek tiek kreipiu savo kanalą kitą linkme, noriu tikrai padėti moteriams, likti motyvuotoms ir pakeisti savo gyvenimą, pakeisti savo rutiną galbūt, kurios nemėgstat, kažką įvesti naujo. Vlogai niekur nedings, tai tikrai labai laukiu grįžti namus ir parodyti jums vlogus su savo vaikučiais, bet jo, šiek tiek naujovių mano kanale, manau, bus į naudą. Man visada atrodo, kad telefonas vibruoja. Atsivežiau muilą, aš jau realiai esu pamiršus, kas yra plautis rūbus su rankom, nes, žinot, nėra čia skalbimo mašinų, tai reikės vis tiek kokios savaitės prasiplauti rūbus. Įsidėjau čia vitamino C tabletę, pasidarysiu kavą. Šiaip, ką galiu pasakyti, dabar tarpais nevalgiau šiandien, tik pusryčius valgiau, pietus. Ir tarpuose nevalgiau nieko, bet tik geriau kavos vieną kartą ryte, po to per pietus ir dabar arbatą. Ir man liko valanda iki vakarienės, tai galiu ištempti. Tai prasme, galiu ištempti, bet aš sveriu 5-7 kilogramus, atėjo, pavyzdžiui, vyrai, kur sveria daugiau, tai man atrodo vis tiek reiktų gimti daugiau tų kalorijų, bet šiaip, pavyzdžiui, per pietus, tik valgau pusryčių ir tada jau pietus, tai pietus aš persivalgau. Ir šiaip pietus, kai duoda, tai duoda tokį didelį bliūdą sriubos ir kiek tu nori įsipilti ir tada antrą patiekalą. Tai pilną bliūdelį sriubos valgau, tą antrą patiekalą, tai va, užtenka maisto. Tik tiek, kad va, praaugstu greitai. Man atrodo, kad aš esu labai pripratus užkandžiauti. Arba, pavyzdžiui, pabaigti vaikų kažkokius tai patiekalus, ką jie valgo, užtat aš taip ir išalkstu, bet šiandien atrodo, nieko nebuvo tų procedūrų, tik 2 ten ryte vonelė, po to mankšta, bet taip greitai sprogsta laikas, nes tu šiek tiek prie kompo tam padirbi, nueini pasivaikščiot, nueini valgyt, nueini į procedūrą, sprogsta. O pirmadienį man šis bus 4 procedūros, tai bus bizekas, bet šiaip šiandien dar nuėjau pažiūrėti tą randą, o ten viršui toks kaip šešiukas yra užsitraukęs ir jisai kažkaip man niekaip nesugina, nors jau 3 savaitės praėjo. Nu, jis gražiai viskas atrodo, bet su seselė slaugytoja pasikonsultavom, kad galbūt man dar nereikėtų eiti baseiną, nes aš turiu nuo pirmadienio baseine mankštas. Tai aš nežinau, nuėjusiu pirmadienį iš ryto pas daktarą ir pažiūrėsiu, ką jinai sakys. Ar vis dėlto neinam dar į baseiną, ar einam, nes aš nenoriu, kad tas randas sualergizuotų, ar kad to šešiukas nusulūptų, ar dar kažkas, nes aš noriu, kad pilnai užgytų kuo greičiau. Parodysiu, kaip pasidaryti gėrimą, kurį turi gerti kiekvieną dieną, jeigu nori, kad tavo imuninė sistema pagerėtų, hormonai susibalansuotų ir taip toliau ir panašiai. Jis yra labai naudingas mūsų sveikatai ir dar labai skanus.
Tau reikės augalinio pieno arba paprasto pieno arba grietinėlės. Aš kadangi čia nelabai galiu turėti pieno, todėl naudoju sojų grietinėlę. Kadangi dabar stengiuosi naudoti mažiau cukraus, praktiškai išvis jo nevalgau, tai tą rekomenduoju daryti ir jums. Šiame gėrime mes nenaudosim jokių pridėtinių saldiklių. Pripraskit, kad gėrimai ne visada turi būti saldus. Mums reikės turmerik pudros. Šita yra organinė turmerik pudra su juoduoju pipiru. Jeigu naudoja turmeriką, kas yra ciberžolė lietuviškai, jums reikia būtinai jį suaktyvinti su pipirais. Tai bet kur dėdami į bet kokius kepinius, naudokit jį kartu su pipirais, nes kitaip jis turės mažiau naudos organizmui. Aš nesakau, kad išgerus vieną puodelį šio gėrimo jusis kažkoks tai mega poveikis, taip tikrai nebus. Jeigu naudojat kažkokius tokius natūralius ingredientus, jos reikia naudoti kiekvieną dieną, kad justųsi požymis. Kaip, pavyzdžiui, jūs naudojat vaistus, jie padeda iš karto, todėl jie yra tokie veiksmingai. Jeigu propaguojat labiau natūralią mediciną, tada žinokit, kad poveikis jusis tik ilgai pavartojus tam tikrą produktą. Jeigu aš galiu padėti savo organizmui natūraliais produktais, tai tą ir stengiuosi padaryti. O ciberžolė pasižymi prieš uždegiminių ir antioksidacinių poveikių. O antras dalykas, jeigu jūs turite savo organizme kažkokį tai uždegimą, ciberžolė gali jį po truputį gydyti ir nuraminti. Gali būti užterštas žarnynas, taip pat gali būti hormonų disbalansas. Ok, tai mes naudosim šitą dalyką, jį nebūtinai reikia gerti kaip į gėrimą, galima jį naudoti kaip prieskonį, darant patiekalus ir aišku, dar galima jį naudoti į kepinius, košes, bet kur jums patinka. Kitą mes turim dalyką mačą. Sakau, jeigu renkatės, tai geriausia, kad būtų kilmės šalis Japonija. Kas yra mača? Mača yra žalia arbata. Čia yra milteliai, tai čia yra labiau koncentruota žalia arbata. Vieną šaukštelį užteks vienam puodeliui. Mača ir kava turi šiek tiek panašumų, bet taip pat jie yra labai skirtingi. Kava, kaip žinot, dažniausiai gali paveikti neigiamai organizmą, tarkim, kas turi labai didelį kraujospūdį, gali ten širdis persimušinėti o kas turi žemą kraujospūdį, gali kaip tik jį pakelti. Dar kas yra svarbu, kad kava gali sukelti rūgštingumą, tai kas turi ten skrandžio problemų nepatartina kava. Šiaip kava tą savo energiją išskiria labai greitai, tai jūs gauna tokį kaip energijos pliūpsnį, bet po 2 valandų jie staigiai nusimuša ir jums vėl reikia jį pasikelti, tai vėl gerti kavos. Kas yra su mača gerai, kad energijos pliūpsnį jūs gaunat palaipsniui ir tas poveikis būna ilgesnis. Kaip žinot, tiek žalia arbata, tiek kava tonizuoja, bet tonizuoja labai skirtingai. Tai kaip ir sakiau, kava labai greitai pakelia ir greitai numuša. Mača tą poveikį lengvai paleidžia, tarkim, ir jos poveikis yra kokios 7-6 valandos ir palaipsniui jūs gauna tą energiją, ne tai, kad labai iškart, bet palaipsniui mažėja. Tai nėra tokio didelio šuolio į priekį ir šuolio atgal. Tai va toks kaip esminis skirtumas. Taip pat mača yra gerai jūsų organizmui, nėra labai blogai žarnynui, žodžiu. Kas turit problemų nuo kavos, bet nori tos energijos, tai gerkit mačą. Galbūt ten iškart labai nesijaus, bet po savaitės 2 tikrai pamatysit skirtumą. Aš asmeniškai pati geriu ir kavą, ir mačą. Man kava neturi tokio poveikio, aš galiu išgerus kavos eiti miegoti, manęs kava neveikia. Todėl aš ją ir geriu, bet kas turit problemų, tai mačas reikia dėti 1 šaukštelį, taip pat 1 šaukštelį įdėsiu ir šito. Tada viską išmaišysim, užpilsim vandens ir įdėsim grietinėlės. Dėl skonio dedu ir kad man nubalintų tą gėrimą. Kas niekada negėrė šitokių gėrimų, galbūt reikės priprasti. Jeigu jums tas pats skonis toks nelabai skanus, tai galite įsidėti medaus. Aš anksčiau irgi dėdavau, bet dabar nebededu. Galit netgi, pavyzdžiui, daryti turmeriko kakavą. Tarkim, į kakavą įsidėti turmeriko, žodžiu. Labai daug yra visokių tų receptų. Kai grįšiu į namus, parodysiu, kaip aš darau
su ta ciberžolės latė, nes ten labiau aš įverdu ant orkaitės, bet jo, šiaip toksai va gėrimas vieną kartą į dieną, profilaktiškai atsigerti labai tikrai pajusi didelį skirtumą, jeigu gerisi, tarkim, kas 2 savaitės kiekvieną dieną. Tai kiekvieną dieną geriant tikrai pamatysit skirtumą tiek odui, tiek viduj, nu, visur, žinot. Tai jo, į sveikatą.